Kaip atėjo žiema, visi išskubėjo. Tėtė į gamyklą, mama į parduotuvę, vyresnysis brolis į mokyklą. Tik Vidutė su senele liko namie. Sėdi juodu virtuvėje ir šnekučiuojasi. Močiute, o kada prasideda pavasaris? Teiraujasi Vidutis. Kai parskrenda iš dausų vyturiukai, anūkėli. O kada vasara? Kai išsirpsta pirmosios žemuogės. Vidutis susimąsto. Vadinasi, iš pradžių išsirpsta žemuogės, paskui saulutė pasidaro tokia karšta, kad sušildo upes ir ežerus. Net jūroje tuomet galima maudytis. O paskui... Močiute, o kada prasideda ruduo? Vėl klausia Vidutis. Dabar susimąsto senelė. Jos veidas raukšlėtas. Rodos naujai raukšleliai ir vietos nebėra. O vis dėlto dar keletas jų susimeta akių kampučiuose. Ruduo, anūkėli, ateina tada, galop vėl prakalba senelė, šilta ranka glostydama Vidučiui galvą. Kai pražysta jurginai, jie lyg kokie rudens pranašai. Vidutis pažįsta jurginus, dar iš pernai prisimena, kaip palangėje žydėjo jų purios galvos. Baltos, geltonos, šviesiai rausvos ir tamsiai raudonos. Tikrai, tuomet prasidėjo ruduo. Buvo vis vėsiau ir vėsiau, merkė nesibaigiantys lietūs. Brr, net nusipurto Vidutis. Ne, jie visai nenori, kad ateitų ruduo. Močiute, o jeigu jurginai nepražydėtų, ar ruduo vis tiek ateitų? Senelė vėl susimąsto. Ir vėl keletas naujų raukšlelių susimeta jai apie akis. Turbūt neateitų, pagalvojusi, sako ji. Kiek aš atsimenu, visada pirma imdavo žydėti jurginai, o tik tada prasidėdavo rudenys. Staiga Vidučiui parūpo išbėgti į kiemą ir pažiūrėti, ar tik vėl nesiruošia žydėti senelės pasodinti jurginai. Jis apsiavė batukus, susirado kepurę ir net senelės nepastebėtas išslinko į lauką. Jurginai buvo žali žalutėliai ir tik gerai įsižiūrėjęs Vidutis pastebėjo keletą nemažų žiedpumpurių. Ir jam pasidarė liūdna, kad dar po keleto dienų žiedpumpuriai išaugs į žiedus, prasiskleis ir tuomet jau baigsis vasara. Ir dienos sutrumpės, ir saulutė menkai bešildys, ir lietus vis žliaugs ir žliaugs. O jeigu nugnybus tuos žiedpumpurius, staiga šmėkštelėjo Vidučiui mintis. Juk ir senelė sakė, kol nepražysta jurginai, rudens nebūna. Jis apsižvalgė po kiemą, pažiūrėjo į virtuvės langą, ar ten nepilkuoja senelės veidas. Greitai nuskabė žiedpumpurius ir iškasęs smėlyje duobutę palaidojo juos. O paskui ilgai vaikščiojo po kiemą sunėręs ant nugaros rankas.
iškėlęs galvą, lyg ruošdamasis visiems paskelbti, kad nuo šiol ir saulutė, ir šiluma, ir net lietūs jo Vidučio valioje. Prabėgo dar kelios dienos, gal savaitė. Ir vėl kartą Vidutis pastebėjo naujus jurginų žiedpumpurius. Vienas jų buvo jau besiskleidžiąs. Berniukas greitai nugnybo ir jį. Tik kai senelė pasiguodė, kad kažkokie žiedgraužiai kirminai užpuolė jurginus, Vidutis paniuro. Negi jis panašus į kirminą. Ne, jis tik nori, kad vasara taip greit nesibaigtų. Bet ir saulutė apniuko. Ir medžių lapai vis labiau ėmė gelsti. Tik Vidutis nenorėjo patikėti, kad atėjo ruduo. Jis krimto obuolius, čiulpė sultingas slyvas. Net nukritusių lapų prisirinko galybę ir išdėliojo tarp brolių knygų, kad šie gražiai išdžiūtų, neprarasdami geltonai raudonos spalvos. Bet kad vasara baigėsi ir atėjo ruduo, jis vis tiek netikėjo. Kartą net apsipyko su kiemo vaikais. Jau ruduo, kažkuris pasakė, rodydamas į vėjo genamus voratinklius. Ir visai ne, užginčijo Vidutis. Labai tu išmanai. Tai jūs neišmanote, ištarė niekinamai ir išdidus nužingsniavo prie jurginų. Jie, nors ir šalnos pakasti, suglebę, neturėjo nė vieno žiedpumpurio. Iš kur čia būti rudeniui? Net su senele susibarė, nes nenorėjo apsirišti šaliko. O kai be šaliko neišleido, išėjęs į kiemą Vidutis jį įsidėjo į kišenę. Pūtė šaltas rytys, purškė lietutis. Dangumi be perstojo plaukė šimi debesys, o už jų giliai, giliai pasislėpusi tūnojo saulutė. Berniukas jautė, kaip šaltas oras dirgina gerklę, bet apsimetė, kad tai jo visai neliečia. Nu ir kas, juk pačiame vidurvasaryje taip pat ne visos dienos saulėtos ir šiltos. O sekantį rytą Vidutis pajuto, kad net seilę nuryti skaudu. Pakilo temperatūra. Atvažiavusi gydytoja išrašė vaistų. Gripas, pasakė ji seneliui. Teko gulėti ir gydytis. Žiūrėdamas į lubas, Vidutis laukdavo, kada senelio baigs virti pietus ir ateis pasikalbėti su juo. Dviese visada laikas greičiau bėgdavo, o likęs vienas, berniukas galvodavo apie vasarą. Prisimindavo, kaip puiku buvo ežere maudytis, miške rinkti žemuoges. Gal jurginai vėl sukrovė naujus žiedpumpurius? Staiga jam šmėkštelėjo mintis. Juk taip seniai nebuvo išėjęs į kiemą. Vidutis basas nušlepsėjo prie lango ir užsilipo ant kėdės, tikėdamasis pamatyti jurginus. Bet tai, ką jis išvydo, buvo daugiau negu netikėta. Jurginų kupsteliai linko po baltu sniegu apklotu, o snaigės didelės, purios, vis dar krito ir krito. Močiute,
O kada ateina žiema? Paklausė Vidutis, kai senelė baigusi virti pietus, įėjo į kambarį ir atsisėdo prie jo lovos. Žiema? Senelė minutėlę galvojo. Žiema, Anūkėli, ateina tada, kai baigiasi ruduo ir iškrenta pirmasis sniegas. O be rudens žiema negali ateiti? Negali. Bet rudens tai nebuvo. Pati sakei, kad pirma turi pražysti jurginai, o jie juk nežydėjo. Todėl ir neiškasiau, kad nežydėjo. Kam reikalingi bežiedžiai? Tegul sušąla per žiemą. O ruduo, Anūkėli, buvo, kaip visuomet buvo. Vidučiui staiga pagailo ir savęs, ir seniai pasibaigusios vasaros, ir jurginų. O tu, močiute, iškask juos, pasakė berniukas seneliai. Būtinai iškask. Kitais metais jurginai vėl žydės ir mes žinosim, kada prasidės ruduo. Senelė nustebusi pažvelgė į Anūkėlį ir iš jo kaltų akių viską suprato. Gerai, iškasiu, galop pratarė ji ir paglostė Vidutį. O dabar greitai sveik, nes visi vaikai į kiemą jau išsivežė rogutes.